Gerai, pasiruošus? Taip. Tai sveiki atvykę į Vilniaus Vyčio tinklalaidę iš arčiau. Ir šiandien aš esu su šios mokyklos trečiokė Gabrielė. Tai labas, Gabrielė. Labas. Taip, pradedant, Gabrielė, prisistatyk, kas yra Gabrielė, ką tu veiki laisvalaikiu? Tai laisvalaikiu žiūriu visokias dokumentikas, filmus bei serialus. Visą laiką bandau atrasti vis kažką naujo, ką galėčiau peržiūrėti. Taip pat mėgstu daryti rankdarbius visokiausius. Na, aišku, labai užsitęsia, bet taip pat mėgstu leisti laiką su draugais, bet dėl mokslo to laiką biškį pritrūksta. Mėgstu žaisti konsolinius žaidimus bei kompiuterinius. Tai va tiek. Taip, tai mes nusprendėme pakalbėti tokią gan jautrią temą, sakyčiau. Tai apie tai, kaip tiesiog dvi šeimos susiliejo į vieną. Tai Gabrielė, kiek aš žinau, tavo tėvai išsiskyrė prieš kurį laiką ir tavo mama liko su tavim ir tavo sesė, vyresnė. Ir susirado vaikiną, vyrą, tiksliau gal kaip reikėtų, vyras susirado, kuris turėjo 2 sūnus iš savo praeitos santuokos. Ir jūs visi tiesiog visi į vieną šeimą suėjot. Taip. Tai kada tavo broliai atėjo į jūsų šeimą? Tai jie neatėjo tuo pačiu momentu, tai mes negalėjom jų pasiimti abiejų tuo pačiu momentu. Tai turiu 2 brolius, vienas yra mano metų, tai bendramžis, kitas yra 2 metais jaunesnis. Tai mes tą brolį bendramžį pasiėmėm kažkur 2017 metais prieš 3 klasę. Ir, ten vyko, aišku, teismai. Tai pasiėmėm, aišku, reikėjo su juo dalintis kambarį, kas buvo, nelabai man patiko, bet pripratau. Tėvai mus, jį perkelė į tą pačią mokyklą kaip ir aš, kad aš jį biškį prižiūrėčiau. O antras brolis, tai jaunesnysis, mes labai gaišome jo ateimą pas mus į šeimą, nes tuo momentu mes kraustėmės į naujus namus. Taip pat buvo remontas pas mus, tai nelabai jam buvo vietos, bet ne per seniausiai, tai 2024 metų rugsėjį. Aš sužinau dieną prieš, kad jis atvyksta. Ai, aš galvoju, kad čia viskas žymiai anksčiau buvo. Na, čia iš viso labai ne per senai. Sakau, man buvo labai netikėta, nes kitą dieną man reikėjo į mokyklą eiti ir tėvai paskambino, kad važiuoja į Kauną pasiimti. Tai buvau labai nustebusi, bet buvau ir labai laiminga, kad pagaliau atvažiuoja pas mus, nes labai daug laiko praleisdavome kartu per atostogas ir per visas šventes bei kelionėse būdavom, tai labai džiaugiausi. O kaip įvyko jūsų pats pirmas susitikimas, susipažinimas? Tai patį pirmą kartą susitikome 2014 metais, tai labai buvo ilgai planuota ir kalbėta, kad mes susitiktumėm. Tai tuo metu jie buvo pas savo senelius Skuode ir tėvai sumanė juos atvežti atostogom pas mus. Tai atvežus juos aš biškį nustebau, nes aš pirmą kartą vis tiek juos mačiau. Tai labai įsiminė jaunesniojo brolio reakcija, kai jis pamatė mūsų kiemą, ten labai buvo daug žaislų, supynės, smėlio dėžė ir nežinau, labai įsiminė ir atrodė labai fainai. Ir taip po biškį vis dažniau pas mus atvažiuodavo atostogom. Ir, per šventes būdavo, kol, kol nepersikraustė vienas ir vėliau kitas. Tai. O kaip pasikeitė tavo gyvenimas, kai atsirado pas jūs? Aš pasakyčiau, pasikeitė, gan stipriai. Nepasakyčiau, kad į blogąją pusę, kaip tik į gerąją labiau. Reikėjo, aišku, priprasti prie tos naujos kasdienybės, rutinos. Visi šeimos nariai tai bandė padaryti. Reikėjo, aišku, dalintis erdvę. Tai buvo gan, labai malonu buvo, bet O ar buvo sunku priprasti prie tokios didelės šeimos, nes vis tiek iš 2 vaikų peraugo į 4 vaikus, tai gan didelis pokytis? Tai, nežinau, man visą laiką atrodė, kad tai nėra labai didelė šeima.
atrodo visai normalu turėti, tiek brolių ir sesę, bet vėliau apklausus aplinkinių apie jų šeimos sudėtį, supratau, kad vis dėlto tai yra didelė šeima ir, nežinau, man labai lengvai ėjasi priprasti prie tos didelės šeimos, sakau, man buvo kaip tik malonu bendrauti su dar papildomais 2 žmonėm ir tiesiog leisti laiką kartu. Kas buvo sunkiausia tuo laikotarpiu, o gal kaip tik viskas ėjosi, gan lengvai ir tokių sunkumų nebuvo? Aš nepasakyčiau, kad man labai sunkumų tų buvo. Kartais užplaukdavo tas pavydas toksai, nes, vis tiek jiem daugiau dėmesio skirdavo pačioj pradžioj, nes jiem reikėjo apsiprasti toj naujoje aplinkoj, prie žmonių naujų. Tai va. Tai kaip ir, jau turėjau kitą klausimą, ar jauti pavydą, tai kaip suprantu, buvo tokių momentų. Buvo, bet nestipriai. Nestipriai. O kaip tavo sesė? Mano sesė, aišku, daugiau pavydėjo, ypač mano bendramžiai broliai, nes pas jį buvo problemas su elgesiu, taip pat ir su mokslais, todėl tėvai dažniau jiems, daugiau skirdavo dėmesio ir dažniau su juo sėdėdavo. Bet palaipsniui tėvai kalbėjo su ją, kad tai yra visiškai normalu ir nėra taip, kad kažką ten išskiria, kad labiau myli ar kažkas tokio. Tai bet pabiški dingo tas pavydas, galim sakyti. Tai labai svarbu komunikuoti. Taip. Tai, o kaip ir mes jau minėjom apie tą pavydą, o buvo kažkokių gerų emocijų, tiek tau, tiek tavo sesiai? Tai būdavo. Mes labai visi nevažiuodavom į tas keliones, bet buvo viena tokia kelionė. Ir nežinau, labai ta kelionė gal mūsų artino. Nežinau, ir dar taip tėvai darydavo, kad mes labiau suartėtumėm, tai žaisdavom viskius stalo žaidimus, būdavo į miestą išeidom, tai taip suartėjom. Ir, sakau, vėliau taip daugiau tų gerų emocijų atsirado. Tai tikrai labai svarbu praleisti laiką kartu, manau, kad susibendraut. O ko tave ši patirtis išmokino? Išmokino, kad šeima yra svarbiausia ir kad nesvarbu kokia situacija, visą laiką reikia palaikyti šeimos narį. Kaip šitą galim dar? Kad palaikyti svarbiausia vienas kitą. Taip pat aš kaip suprantu, kad daug laiko praleisiu šeimą irgi, manau, irgi svarbu. Reikia išmokti komunikuoti, nes be komunikacijos nieko nebus. Aukso žodžiai. O ką tu patartum kitam žmogui, kuris galbūt eina per šitą laiko periodą? Nes aš bent jau kaip manau, kad kadangi tuo metu tau buvo 5 metai, tavo sesiai 10, tai gan, vis tiek kaip vaikai, tai galbūt yra lengviau. Bet pavyzdžiui, kai yra, mūsų bendraamžis, kuris eina per šitą pokytį gyvenimo, ką tu jam galbūt galėtum patarti? Gal tave kažko išmokino, kad galbūt kažkokį patarimą duotum? Aš patarčiau nebijoti tų pokyčių ir kaip tik būti atviram, tiem naujiem pokyčiam. Taip pat svarbu yra suprasti kitą žmogų, aplinkinius, nes vis tiek jiem yra tai nauja aplinka ir tu kaip tik turi padėti jiem apsiprasti. Tai realiai tiesiog pasakyčiau, kad, nebijoti tų pokyčių. Tai va. Svarbiausia tiesiog nesijaudinti, vis tiek viskas gausis gerai. Tai bus. Kaip bus, tai bus. Tai tradiciškai 2 paskutiniai klausimai, kiekvienam žmogui, kuris čia yra, klausiam. Tai kas yra tavo autoritetas? Tai mano autoritetas būtų mano mama. Aš visą laiką bandau lygiuoti su ją. Jinai yra labai nuostabus žmogus. Visą laiką mane palaiko sunkiose situacijose bei padeda. Taip pat išmokė nestresuoti, kai padarau klaidą, o iš klaidų mokytis. Ir dar išmokau šios, kad yra šeima svarbiausia. Ir jinai yra toks žmogus, kuris savo tiek laiko neduoda, kiek šeimai. Jinai viską atiduotų, kad tik šeima būtų laiminga. Tai aš labai didžiuojuosi turėdama savo mamą. Tai linkėjimai tavo mamai. Ir Gabrielė, kokia yra tavo didžiausia svajonė šiuo metu?
Nepasakyčiau, kad svajonės, nepasakyčiau, kad svajonę turiu. Tiesiog, kaip bus, tai bus, bet gal ta svajonė tokia mažytė yra, kad, išlaikyti visus egzaminus gerai ir susirasti, ką aš norėčiau veikti ateityje, nes dar vis nėra planų. Tai sėkmės su tuo. Dėkui. Tai Gabrielė, labai ačiū šį pokalbį. Ir lauksime jūsų 33 berods dalyje. Tai ačiū. Antroje, ne? Čia antra. Ai. Lauksime 33 dalyje. Tai ačiū ir viso gero. Viso gero.